Projektas Blaivi tauta, laisva tauta yra finansuojamas Europos socialinio fondo pagal priemonę žmogiškų išteklių plėtros programa. Jūs klausotės laidos Blaivi tauta, laisva tauta. Lietuvoje 14 valandų 8 minutės su jumis sveikinasi laida Blaivi tauta, laisva tauta. Na ir kaip ir kas kartą laidoje, laidos vedėjas projekto vadovas Algirdas Jankauskas ir šį kartą svečiuojasi Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus Blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Tai laba diena. Labą dieną. Labą dieną. Na, ši laida šiais metais mūsų yra paskutinė ir nutarėme tą laidą padaryti šiek tiek lengvesnių turinių. Tai yra mes pakalbėsim būtent apie savo organizacijas. Ir aš atstovauju vyskupo Motiejaus Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos Blaivystės sąjūdžio Kazlų skyrių, esu jo pirmininkas. Ir su manimi mūsų, kaip sakoma, tos pačios organizacijos, tik Marijampolės Blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Ir kadangi skyrius Marijampolė yra ir pati organizacija įsikūrusi žymiai anksčiau, aš norėčiau paprašyti gerbiamus Reginos papasakoti trumpai apie būtent istoriją pačią tų Marijampolės Blaivystės sąjūdžio, kaip yra įsikūrę ir taip toliau. Tai prašom, gerbiama Regina. Taip, šiemet mes šventėm 25-metį. Tai reiškia 25 metai, prasmingų gyvenimų metai, kada susikūrė mūsų organizacija. Aišku, tada Lietuvoje buvo pakilimų laikotarpis, buvo sąjūdis, na ir Blaivystės sąjūdis taip pat pradėjo Lietuvoje kurtis. Taigi, Marijampolė tikrai labai iniciatyviai visi ėmėme šitos veiklos. Iniciatyvinė grupė subūrė nemažą žmonių. Mūsų pirmoji pirmininkė Alva Sidaravičienė ir kiti nariai, pirmieji nariai, kurie įstojo į Blaivystės sąjūdį, aišku, pasižadėję blaiviai gyventi, sveikai, blaiviai. Pirmusius akcijus mūsų buvo prie bažnyčios. Daugiausia buvo kalbinami žmonės, na, aišku, šitą už blaivų gyvenimą. Ir labai kaip nekeista, tais metais, prieš 25 metus, žmonės su didžiuliu entuziazmu jungėsi ir susibūrė tikrai nemažas būrys ir į tą mūsų Blaivystės sąjūdį. Aišku, pirmusius mūsų veiklus tai nebuvo, kad kažką, bet jau vien tik ta idėja vienijanti. Aišku, subūrė bendraminčius. Turėjome ir dvasios vadą, buvo kunigas Tadeuš Valjanas ir buvo piligriminiai žygiai per Lietuvą, kada buvo nešamas kryžius į kryžiaus kalną. Tai visi su didžiuliu entuziazmu ėjo tiesiog už tą blaivystę, už tą blaivę Lietuvą, už tą, kaip visi žmonės už Lietuvą, bet ir jo labiau, kad už tą blaivę Lietuvą. Aišku, taip pat būrisi būreliai į tokius saveiklinius būrelius, ansamblis buvo susikūręs, taip pat maldinga grupelė buvo ir taip daugiausia buvo suaugusiųjų žmonių. Tik vėliau pradėjo burtis, taip pagalvojom, kad labai svarbu jaunimas ir pradėjom burti jaunimą. Aišku, mūsų tikslai tai skleisti blaivystę, puoselėti blaivaus gyvenimo tradicijas, ugdyti krikščionišką dorą ir dvasingumą, propaguoti sveiką ir kultūringą gyvenimo būdą, rengti seminarus, konferencijas, akcijas, diskusijas ir kitus renginius. Taip pat teikti socialinę ir dvasinę paramą vaikams ir suaugusiems, kenčiantiems dėl svaigalų vartojimų, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijos, ką mes
ir darėm, su anoniminiais alkoholikais buvo palaikomas labai stiprus ryšys. Taip pat vienyti narius bendrai veiklai ir plėsti akiratį. Ir šitie bendri tikslai tikrai subūrė nemažai žmonių, įsijungė netgi ir tokie, kurie turėjo problemas, kurie buvo priklausomi nuo alkoholio. Aišku, jie turėdami viltį ir manydami, kad galime bendrystėje, bendroje veikloje padėti jiems. Ir tai, žinoma, aišku, buvo nemaža pagalba, kadangi buvo ir kelionės piligriminės, ir pažintinis kelionės, ir jie kartu keliaudavo. Ir visi žmonės, ne tik mes, kad ir blaivystės narius, bet jungėme ir kitus parapijiečius, kadangi mes prie parapijos daugiausia esam krikščioniška katalikiška organizacija, tai mūsų visi renginiai, aišku, prasideda šventomis mišiomis ir be Dievo pagalbos, ko gero, ne vienas negalim savarankiškai kažką tai pajėgti padaryti. Tai ir mūsų šita veikla irgi remiasi tokia ir dvasinė tokia stiprią atsvarą turime. Ir nes mes turime net ir blaivystės maldą, šiuo metu jinai patobulino mūsų dabartinis dvasios vadas kunigas Algirdas Petras Kanapka, Skardupių klebonas. Ir štai aš tą maldą tiesiog norėčiau gal ir paskleisti visiems. Taigi, gailestingasis Dieve, visi didieji tavo draugai buvo blaivaus gyvenimo pavyzdžiai. Padaryk ir mus, tave mylinčius ir blaiviai gyvenančius, savosios kantrybės, drąsos ir tvirtumų pasiuntiniais ten, kur klesti girtavimas, visokių svaigalų pamėgimas ir platinimas. Vienyk mūsų pastangas, suteik šviesos mintims ir išminties žodžiams, kai stengsimės padėti svaigalų suviliotėms ir svetimų tradicijų suklaidintiems žmonėms rasti prasmingų gyvenimų kelią. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai va mes su šita malda visada pradedam savo renginius ir anksčiau, ir dabar iki šios dienos. Gal toliau prašysi pratęsti, Algirdą. Ir suprantat, mūsų Kazlordos skyrius įsikūrė, galima sakyti, tai būtent to pasikoje, kadangi esame krikščioniška organizacija, tikslai ir siekiai yra tie patys. Ir tuometinis Marijampolės pirmasis dvasios vadas, kunigas Tadas Valianas, Tadeuš Valian, tai čia būtent tas pats kunigas, jis buvo tuo metu mūsų parapijos klebonas. Ir mūsų organizacija įsikūrė šiek tiek vėliau negu Marijampolė. Praeitais metais šventėm savo oficialios veiklos tokios 15 metų jubiliejų. Bet pati veikla prasidėjo metais anksčiau. Bet iš tikrųjų, jeigu kalbant apie pačią istoriją, aš pats anksčiau kažkada tai buvau priklausomas. Galima sakyti, aš ir dabar esu priklausomas, tik tiek, kad ačiū Dievui 17 metų jau nevartoju alkoholio. Visiškai. Ir kad tai ir yra pavyzdys tas, kad mes be Dievo nieko negalime, nes, tarkim, toks pasveikimas mano pačio asmeniškai buvo per stebuklą, nes tai aš pasveikau sapno pagalba. Ir po to sapno praėjo porą savaičių ir mano amžinatilsį dukrytį parnešė iš bažnyčios laikraščius Valančiaus, tai yra Blaivioji Lietuva ir Valančiukas. Ir tuo metu aš perskaičiau tuos laikraščius, ką žinau, galvoju, laikraščiai kaip laikraščiai, bet sužinojau, kad yra tokia organizacija. Ir būtent po šitų laikraščių sekančią dieną kunigas Tadas Valianas skambina man į namus ir sako, yra keletas žmonių, kurie pradėjo mesti, pradėjo nevartoti alkoholio. Ar galėtum pabūti anoniminių alkoholikų klubų vadovų?
tuo laiku žmona viską girdėjo, į man kumštį pašonį sako, sutik pats besigert. Taigi aš tuo laiku nežinojau pats, kad viskas įsirituliuos iki organizacijos. Ir žinoma, už kelių dienų, kada buvo pirmas susitikimas, pasiūliau, reiškia, tada to susitikimo metu, Kazlų Rūdoje kurti blaivystį sąjūdžių, kažkokį tai skyrių, kažkokį padalinį, anoniminį alkoholikų klubas. Tai galėtų būti viena iš veiklos krypčių, bet tuo laiku aš nežinojau, kad tai visiškai skirtingos organizacijos, man paprasčiausiai. Ir žinoma, taip prasidėjo. Tai buvo 1997 metai, kada prasidėjo mūsų veikla ir Liepos 17 buvo pirmasis susirinkimas. Žinoma, tam susirinkimui, kaip prisimenu dabar, aš pirmą kartą man teko vesti susirinkimą pačiam ir ruošiausiu visą mėnesį, bet mes turėjom laikraščius, nuostabius laikraščius tuomet. Blaivioji Lietuva, Valančiukas, reikėjo pradėti jų platinimą. Būtent su tų laikraščių platinimu ir prasidėjo mūsų veikla ir į pirmą susirinkimą atėjo virš 20 žmonių. Tie susirinkimai vykdavo kas mėnesį. Ir taip mes pradėjom blaivybės veiklą Kazlų Rūdoje ir paskui ta veikla įsiplėtojo į gana didelius darbus. Ir kaip prisimenu dabar, 98 metais mes oficialiai įkūrėme vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžių Kazlų Rūdos skyrių, bet tuo metu neturėjom juridinio asmens statusą, buvom toks kaip viso blaivystės sąjūdžio padalinys, kaip filialas, bet jau padarėme ir pirmąją Valančiukų šventę, taip pat pirmąją konferenciją gegužės mėnesį 98 metais ir prisimenu, kaip Marijampoliečiai gražiai atvažiavo ir pasveikino mus. Ir ta konferencija buvo per blaivėjimą į dvasinį tautos atsinaujinimą. LKDP 90-mečio minėjimų Vilniuje atgarsiai buvo ta konferencija. O toliau pirmasis Vilkaviškių vyskupijos blaivystės sąjūdžių suvažiavimas vėlgi tais pačiais 98 metais. Tai jau būtent to suvažiavimo buvo šūkis per blaivėjimą į dvasinį tautos atsinaujinimą. Ir, kaip sakoma, dirbant vis, tos veiklos tikrai užteko. Vien, reiškia, mokyklose būrėsi Valančiukai. Tuo laiku Valančiukų mes turėjome visose Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose ir jų skaičius siekia apie 300 pačioj pradžioj. Suaugusių 98 metais buvo vien tik tai Kazlų Rūdos savivaldybėje 80 žmonių ir tai tikrai gana nemažai. Tai matosi tas, koks buvo didelis tuo metu pakilimas, didelis susidomėjimas ir be abejo labai daug darbų gulė ir ant mano pečių ir reikėdavo rašyti projektus ir ta veikla daugiausia vykdavo per projektus, projektinį veiklą, nes, kaip 98 metais organizavome pirmąją tokią stovyklą Valančiukų ir katalikiško jaunimų kartu. Manęs paprašė parašyti projektą iš Respublikinės valdybos. Kaip tik, aš tuo laiku nežinojau, kas tai per projektas, kaip jisai atrodo, ką reikia daryti. Ir aš prisimenu, kaip mane nuvežė dar tada kunigas Tadas Valianas pas tokį žmogų, kad paaiškytų, kas tai yra projektas. Tas žmogus, žinoma, irgi jau garbaus amžiaus žmogus buvo, jis paaiškino ir tada taip maždaug per 4 paras, būtent buvo parašytas pirmasis projektas ir gavome iš Respublikinės blaivystės sąjūdžių valdybos, gavome lėšų stovyklai. Tai buvo tikrai smagu ir svarbiausia, kad toje stovykloje
pats jaunimas, katalikiškas jaunimas, reiškia, pats jaunimas buvo vadovai, jau vyresni, o mažesni buvo stovyklos dalyviai. Nu, aš pats buvau tuo laiku tik tai kaip koks, reiškia, nu, su automobiliu vežiojau prekes, tai yra, buvau šiek tiek atsakingas už finansinę dalį, nes sąskaitas faktūras reikėjo imti, nu, ir nes vis tiek atsakomybė teko man pačiam, finansinė atsakomybė. Tai va, ir tada tie laikai tikrai buvo gražus ir 98 metus prisiminant dar po pirmojo Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio suvažiavimų. Tada, tai reiškia toks istorinis įvykis, kada suvažiavimas vyko visos Vilkaviškio vyskupijos metu ir buvo, reiškia, išrinktas ir valdybos pirmininkas, ir valdyba, ir viską. Mes iš karto, tai buvo lapkričio 6-7 dienomis, tą progą pastatėme ir blaivybės kryžių Kazlų Rūdoje, kuris stovi iki šiol, tiesa jau dabar jis atnaujintas, nes senasis kryžius buvo pušinis, iš pušinių blankų, toks jisai savotiškai įdomus, netgi buvo galima įrašyti, aš manau, jį paveldą tokį, bet jį restauruojant atsitiko toks nenumatytas dalykas, kad tas kryžius iškrito ir sudužo ir dabar mes turime ąžuolinį kryžių vietoj pušinių, tai čia irgi matyti, taip reikėjo. Tad mes po šito suvažiavimo važiavom į Keturnaujiną, tai lapkričio 11 ar 13 dienomis kažkur tai ir vyko Keturnaujinoje didelį šventį ir dalinome ten ir blaivystės sąjūdžio spaudą ir kitas knygeles tokias kaip Viskam pasiryžusi meilė, kuri tirpte ištirpo, kaip sakoma, dar Nematomas dramblys, turėjom tų knygų. Nu ir rinkome aukas blaivystės sąjūdžio veiklai, rinkome pasižadėjimus iš žmonių blaiviai gyventi. Tuo metu vien tik tai berods Keturnaujinoje surinkome kelis šimtus tokių parašų iš visos Lietuvos. Ir buvo tada tuo laiku tikrai gražus laikotarpis. Tai maždaug iš tokios praeities istorijos. Tiesa, dar, reiškia, jeigu imant, kaip sakoma, toliau tas laikotarpis 2000 metais įkūrėme Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio, nes Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio tokia valdyba, tai nebuvo kažkoks tai juridinis asmuo, bet mes įkūrėme tokią reiškia vyskupo Motiejaus Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdį jau kaip juridinį asmenį, kaip regioninė organizacija to pačio blaivystės sąjūdžio. Na ir teko iki 2003 metų būti tos organizacijos pirmininku ir 2001 metais įkūrėme Vilkaviškio vyskupijos Valančiukų sąjūdį, jaunimo sekciją, įkūrėme keletą skyrių. Tad ta tokia veikla, kaip sakė, nu, ji buvo ir pakili, ir nu, viskas labai gražiai vyko. Be abejo, kiekvienoje organizacijoje būna ir pakilimų, ir nuosmukių, lygiai taip pat ir blaivystės sąjūdyje. Ir mūsų Kazlų Rūdos skyriuje buvo ir pakilimų, ir nuosmukių. Šiuo metu mes išgyvename labiau pakilimų tą bangą. Galbūt ateis laikas, kada šiek tiek vėlgi bus ir nuosmukių, bet o gal ir nebus, ką gali žinot. Žinoma, tai priklausys nuo to, kai bus rašomi projektai, kai bus gaunamas finansavimas. Tad aš daugmaž apie pačią Kazlų Rūdos skyriaus blaivystės sąjūdžio istoriją, paminėjau šiek tiek ir Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio istorijos, nes būtent iniciatyva kilo iš mūsų pačių įkurti tą regioninę organizaciją. Ir nesakau, kad vien iš Kazlų Rūdos skyriaus, bet kartu čia mes dirbom tada išvien su Marijampoliečiais, dirbame labai gražiai ir prisijungė žmonės ir iš Vilkaviškio
Šakių ir iš Alytaus, kaip sakoma, ir iš visų kitų, iš Šakių, iš šakiečius noriu tikrai visiems labai padėkoti už tą tokį nueitą nelengvą ir sunku, kaip sakoma, mūsų darbą. Ir žinoma, norėtųsi, kad alkoholio suvartojimas būtų žymiai mažesnis, bet nežiūrint to, jog mūsų organizacijos dirba, bet vis dėlto alkoholio suvartojimo lygis yra gana aukštas ir jau kaip teko kalbėti ir ne vienoje laidoje, kad mes esame pasaulyje treti pagal alkoholio suvartojimo lygį, o Europos Sąjunga esame pirmieji. Tai vadinasi, tikrai dar mes matome labai daug resursų, kur galima būtų veikti. Bet tai, kaip sakoma, tie patys yra ir ateities planai. Jeigu norit labiau sužinoti apie mūsų istoriją organizacijos, tai ji yra svetainėje www.blaiva.org. Ten galite pasiskaityti apie tai, kas vyksta dabar, apie tai, kas buvo anksčiau. Tai aš apie tą istoriją norėčiau tiek ir dabar žinau, kad turėtų būti pertraukėlė. Tai pertraukėlė, per kurią priminsime, gali ir klausytojai skambinti ir galbūt turi netgi užduoti jums klausimų. Taigi mūsų studijos telefonas 342202. 342202, Kauno kodas 837. Jūs klausotės laidos Blaivi tauta, laisva tauta. Lietuvoje 14:33 grįžtame į laidą Blaivi tauta, laisva tauta. Na ir priminsiu, jog šios laidos metu taip pat galite brangiai ir jūs dalyvauti skambindami telefonu 342202, Kauno kodas 837. Na, o laidoje pas mus svečiuose projekto vadovas Algirdas Jankauskas bei Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Na ir dabar norėčiau aš gerbiamus Reginos paprašyti, kad štai mes išgirdome, tai yra jūs visi irgi išgirdote apie Marijampolės blaivystės sąjūdžio istoriją, o kas vyksta dabar, pavyzdžiui, būtent apie dabar nuveiktus jau darbus, apie darbus tuos, kurie vyksta šiuo metu. Prašau, gerbiama Regina. Taip, ačiū. Aš čia tą istoriją labai trumpai paminėjau, bet ko gero aktualiausia yra tai, ką dabar veikiame ir kas mes čia tokie esam, ir apie narius norėčiau priminti, ir apie mūsų veiklą. Taigi, mūsų blaivystės sąjūdis Marijampolės, tai tarsi kartų bendrystė, kadangi tikrai 4 kartus jau čia susijungia. Jau mūsų vyriausiai nariai tai yra garbaus amžiaus ir 80-mečiai, kurie pirmieji jungėsi į blaivystės sąjūdį, buvo iniciatyvus žmonės tada pačioje pradžioje, aišku, kurie gyvena blaiviai, sveikai. Tai pagyvenusių veikliųjų žmonių grupė yra. Taip pat pagyvenusių žmonių grupė, kurie jau dėl sveikatos nebegali dalyvauti mūsų veikloje, tai čia vyresnioji ta karta. Taip pat turim tokią žmonių grupę, tai besimeldžiančių už blaivystę žmonių grupelė. Taip pat dar viena jau darbinga tokia blaivystės tema grupė, tai yra suaugusių narių grupė, kurie dirba su jaunimu, tai valančiukų vadovai. Toliau yra jaunieji valančiukai. Tai jau tarsi 3 karta ir yra išaugę iš valančiukų skleidžiantis blaivų gyvenimo būdą savo aplinkoje. Yra tokių, kurie jau baigė mokyklą ir išvykę gyventi į užsienį. Ir labai gražu, kada jie grįžta netgi iš užsienio ir sutinka vadovus ir sako, mes ten toliau tarsi tęsiam tą savo tokį gyvenimo būdą, prisimenam, kai buvom valančiukai. Na ir taip pat turim naujai įstojusių narių grupė, kurių tikrai nemažai. Dabar turim jaunų potencialių žmonių, 40-mečių, kurie įstoja į mūsų sąjūdį. Taigi šiuo metu mes turim apie 70 suaugusių narių
ir maždaug 80 valančiukų. Aišku, kaip Algirdas sakė, buvo laikotarpis, kada buvo tikrai didelis pakilimas ir mes turėjome irgi apie 300, gal ir daugiau valančiukų visoje Marijampolės savivaldybėje ir Marijampolės mokyklose. Ir maždaug tas laikotarpis prasidėjo pakilimas, mes pradėjom kreipti didelį dėmesį į jaunimą, kadangi tai aktualu pasidarė maždaug jau prieš kokį 15, beveik, gal 20 metų, kada prasidėjo pirmieji būriai steigtis mokyklose, bet tai turėjo būti entuziastai vadovai, kurie tuo metu tokių turėjome, dabar šiuo metu aišku mažiau, jaunieji pedagogai nelabai jau nori dirbti tokį atsidavusi darbą, tiesiog išidėjus ir eikvoti savo laiką. Na, tai ir tas pakelimo laikotarpis buvo tikrai labai didelis ir labai gausus valančiukų būrys ir mūsų veikla labai buvo įvairi. Aišku, jauną žmogų nepritrauksim vien tik sakydami, kad tu negerk, nerūkyk, bet tai turėjo būti per veiklą. Todėl mūsų veikla gan labai įvairi ir mes orientavome daugiau į mūsų potencialas, tai buvo jaunimas. Aišku, su vyresniaisiais mes irgi turime, tarsi ir atskirą veiklą, bet daugiausia tai būna ta kartų bendrystė, visi mūsų renginiai vyksta kartu ir, gal keletas tai būna jau atskirai, kadangi jaunimui yra tokių renginių, kurie norėtų gal jau ir vieni pabūti, vyresnio amžiaus taip pat atskiriau. Tai reiškia, mūsų ta veikla yra labai įvairi ir tai aš ją galėčiau dabar pavardinti ir paskui pakomentuoti smulkiau. Tai švietėjiška veikla, pažintinė, kultūrinė, dvasinė, dalyvavimas mūsų mjotų veikloje, tai reiškia, mes turime Marijampolė apskritą stalą, jaunimo organizacijų taryba yra, kurie jungiasi visus organizacijus ir mes valančiukai ten jungiamės kartu ir dalyvaujam. Taip pat valdybos, turime valdybą savo blaivystės sąjūdžių, tai valdybos veikla ir valančiukų vadovų ir valančiukų tarybos veikla. Taigi, švietėjiškui veikloj tai mūsų vyksta įvairūs seminarai, konferencijos, aišku, aš jų dabar netgi neišvardysiu ir per tos 25 metus tai buvo labai daug. Paskutiniais metais norėčiau prisiminti vieną tokią labai didelę konferenciją kartu su miestu darėme Marijampoliečių draugija, tai ten iniciatyvus mūsų blaivystės sąjūdžio narys Vytautas Gaulė didelį iniciatyvą dėjo tai buvo juodoji okupacija. Tai ta juodoji okupacija mes tai buvom pavadinę, kad ta juodoji okupacija yra, kada okupuoja žmogų tas alkoholis, narkotikai. Tai ir šitos mūsų konferencijų tikslas buvo labai, labai galbūt ir nuskaudžiai priminti žmonėms problemą tą skaudžią. Ir Seimui rezoliuciją siuntėm, ir buvo kiekvienam Seimo nariui išdalinta mūsų nutarimai. Aišku, daug inicijuojam ir į Seimą, ir rašom ir prezidentai įvairius atsiliepimus, renkam parašus dėl priėmimų, dėl reklamų, dėl alkoholių, kad mažiau būtų suvartojama ir taip toliau, reiškia, jungiamės į bendrą tą ir respublikinę veiklą. Toliau mokyklose įvairios konferencijos vykdavo ir vyksta tokius, viena irgi tokia buvo kaip renkuosi gyvenimą. Aišku, vaikai renkasi tą gyvenimą be narkotikų, be alkoholio. Tai irgi po mokyklas daugiausia šitas mes konferencijas vykdome. Toliau įvairūs minėjimai. Tai minėjimai mūsų bent pagrindiniai, tai yra jau tradiciniai tokie renginiai, kur
Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metinių minėjimus darom, tai jau daug metų, jau tapo tradicija ir visi susirinkam ir plačioji visuomenė, ir mūsų nariai, ir jaunieji Valančiukai, irgi paminim mūsų tautos blaivintoje. Taip pat mūsų labai įdomius yra akcijos, žygiai akcijos, tai mes vykdome kasmetinės ir šiemet bent 2 turėjome jau, tai būna už blaivę Lietuvą tos akcijos, kada vaikai su plakatais, su skanduotėmis eina miestų gatvėmis ir skanduoja, kad rūkai save žudai, Valančiukai nerūkys ir taip toliau. Na, įvairius skanduotis mes taip pat darome tokias ir tarsi mini piligriminės kelionės tų akcijų, tai vykstame į palaimintų Jurgių Matulaičių tėviškę, ten nuo Marijampolės 5 kilometrai ir irgi einam su tuo tikslu, su tą misiją, ten nuėję turime ir susikopimų valandėlės, ir sudeginamą blogį, ir ten mūsų atrakcijos vyksta, ir taip pat išvažiuojamasias, turime į aplinkinius miestelius, kaimelius išvažiuojam, ir į Gliauką, Gudeliuose buvom. Ten, reiškia, skanduojam. Labai įdomu, kada jaunieji Valančiukai skanduoja rūkai save žudai ir mato einančius gatvę ir kada suaugę žmonės numeta cigaretę, tai va galbūt ir yra tas didžiausias pasiektas tikslas, kad vaikai tiesiog auklėja vyresniuosius. Na, vykdome ir Valančiaus kūrinių skaitimus ir įvairių kitų mūsų tautos rašytojų. Taip pat mes dalyvaujame ir straipsnių rašymas mūsų žiniasklaidui, Marijampolės televizijai. Mūsų pažintinė veikla tai įvairius kelionės. Įvairius kelionės mes, aišku, vykdome po Lietuvą, tai pažintinis kelionės, kultūrinis ir vykstame į kitus miestus ir aplankę ir Kauną, ir Anykščius, ir Palangą, ir Mosėdį, kadangi mes turim su Mosėdžiu Valančiukais palaikome jau daug metų draugystę, tai ten važiuojam, įvairūs renginiai būna, jie pas mus atvažiuoja. Na ir dar, aišku, dabar visų ir neišvardinsiu. Taip pat vykdomus edukacinės programos, vaikams irgi labai patinka, labai mes kultūrinį paveldą savo vaikams norim išlaikyti, tą istoriją, tai ir į Rumšiškės vyksta, ten būna edukacinis programėlės. Taip pat mūsų mėgstami ir mūsų visų laukiami jau visus 25 metus, tai Valančiukų sąskrydžiai. Aišku, vyksta ir vyresnėji, bet daugiausiai jau dabar įsikristalizavo, kad daugiau jaunimas. Mes vykstame kiekvienais metais visi kitą vietą ir turime savo programas. Vaikai, aišku, būna su nakvynė, nakvojam palapinėse, draugystės laužas, įvairius programus. Paskutiniu metu tai turėjome netgi su šauliais tą bendrystę ir šauliai buvo kartu, tai vykdėme irgi jų ir prie šaulių programos prisidėjome, jėjome, turėjome ir šaudimą, ir naktinį žygį, ir šiaip mes kiekvienais metais turim tuos naktinius žygius, kas vaikams patinka, aišku, su programa, su užduotim. Taip pat kultūrinė mūsų veikla toliau, tai išvykus į teatrą, į parodas, muziejai, įvairių šventinis popietis vykdomus, mes neapsieiname be Valančiukų dar tokių įdomaus renginių kaip Valančiukų linksmusius krikštynus, kadangi kai jie įstoja į Valančiukus, tai dažniausiai būna mūsų sąskrydžių metu arba per Valančiaus gimimo metinių minėjimą, tai būna bažnyčioje, mūsų visi didėjai renginiai, taip pat pasikartosiu, kad vyksta bažnyčioje ir vaikai duoda pasižadėjimą, kad reiškia aš toks ir toks, negersiu, nerūkysiu ir kol mokysiuos ir nevartosiu jokių narkotikų, kur te padeda man Dievas, tai reiškia tėvų, kitų draugų akivaizdoje, Dievo akivaizdoje duoda tą pasižadėjimą. Ir aišku, jie stengiasi tai išlaikyti. Žinoma, atsitinka tokiu atveju, kad vaikai
šio laikinėme pasaulyje yra labai sunku, jie tarsi baltusius varnus, žinoma, yra, kadangi jie nei rūko, nei geria, bet labai galim pasidžiaugti, kad jie išsilaiko ir mes dabar turim net gimnazistų, 11-okų, 12-okų, dar kurie yra valančiukai ir sėkmingai tą savo pasižadėjimą išlaikė. Na ir per tas linksmasias krikštinas mes juos aišku pakrikštijom, kad jau jie tikri valančiukai ir įvairius, aišku, mūsų muziejų daug aplankyta, daug parodų, įvairius šventės, mes puošiame miestą savo darbeliais, įvairius popietis, draugaujame su skautais, su šauliais, tai vyksta mūsų jaunimo mūgis, kur visus organizacijų susitinkame ir dalyvaujame kartu. Taip pat dvasinė veikla mūsų yra labai stiprioje vietoje, tai mūsų malda visada, bet kur vykdami ir bet kur keliaudami, taip pat piligriminis kelionis, Velyknakčio adoracijose dalyvaujam, švenčiausių sakramento adoracijų, sekminių vigilijų, palaimintų Matulaičių atlaiduose dalyvauja ir vyresniai, ir jaunimas. Ir pas mus labai graži tradicija yra, tai kryžiaus kelio eisena mieste, jau bent 5 ar 6 metai, mes irgi jungiamės, vaikai neša kryžių, turi savo stotį ir, aišku, apmąstymą dvasinį, taip pat dalyvaujame rekolekcijose. Na ir labai gražu, kad tai nėra vaikams jau svetima ir, žinoma, mes negalime primesti tai jaunimui kažko labai daug, bet einam tuo dvasiniu tobulėjimu keliu, einame visiems su savo istorija, su savo paveldu supažindinam ir per tą veiklą, per tą įvairią veiklą, vaikai kol kas dalyvauja, jungiasi ir kažkaip tai nori dar dalyvauti, džiaugiamės, kad jų dar yra. Aišku, šiuo metu galbūt mažiau jau čia nėra taip tie šimtai, bet visoje Lietuvoje pas mus jau yra sumažėję. Na ir aišku, stengiamės su jaunimu palaikyti tai, kas ir jiems įdomu, tą veiklą ir vykdome taip. Toliau, aišku, bendraudarbiaujam ir su Kazlų Rūda, ir su Mosėdžiu, su Vilniumi. Taip pat mūsų, kadangi yra organizacija, tai turim valdybos narius, valdybos nariai mes kas 3 mėnesį renkamės į posėdžius, kada reikalingi, aišku, dažniau. Na ir valančiukų veikla yra, jie patys, valančiukų taryba yra ir vadovai, renkamės dažniau ir užsibrėžiam savo planus, tikslus ir, aišku, jungiam patį jaunimą į tą veiklą. Tai tiek gal trumpai. Ir žinoma, tas skanduoti valančiukai Lietuvos alkoholio nevartos ir tabakas ir klijai yra visiški nuodai. Aš noriu visus, kas girdi, tarkim, šiuo metu radio stotį Pūką, nepatingėti užeiti į mūsų svetainę www.blaiva.org ir yra kvietimas į vieną renginį, kuris lapkričio 29 dieną vyks Kaune nuo 9:30 iki 10 valandos registracija. Tai mes turėjome rašinių ir piešinių konkursą ir renginio pirmojo dalyje bus konkursų rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas, bet antroje dalyje kursime būtent vaikams ir jaunimui, tokia vaikų ir jaunimo organizacija. Lietuvos valančiukų sąjūdį norime įteisinti oficialiai. Tai yra, kad ši organizacija turėtų savo juridinio asmens statusą ir kad ta veikla būtent vaikų ir jaunimo, kad jį labiau išplėstų dar labiau ir kad patys vaikai galėtų pasakyti, ką jie nori, pavyzdžiui, ir rašant projektus netgi sukurti, tarkim, aš įsivaizduoju, kad bus ir vaikų ir jaunimo tos tokios grupės, kurie patys bandys rašyti paraiškas. Be abejo, su suaugusių priežiūra ten ir taip toliau, bet svarbu, kad idėjos ateitų iš pačių vaikų ir jaunimų ir būtent tokios organizacijos įkūrimas yra labai aktualus. Tad ypatingai, jeigu mane girdi esami valančiukai, valančiukų vadovai,
Kviečiu, tikrai raginu registruotis dar galite iki rytojaus vakaro, iki 24 valandos. Į šį renginį, kadangi norime sužinoti aplamai, kiek bus dalyvių, nes reikia užsakyti vis tiek ir kavos pertraukas. Tai va, o dabar, kalbant, jeigu apie mūsų organizaciją, būtent Kazlų Rūdos skyrių, tai šiuo metu mes turime 30 suaugusių narių ir tiek pat valančiukų, tai vadinasi, nuo kelių šimtų, žinoma, sumažėjo, bet išliko, ko gero, tie patys tikrieji. Nes dalis be abejo žmonių yra, žinoma, dalis mirusių, dalis žmonių jau taip pat nusenusių, kurie nepajėgia ateiti pas mus į susirinkimus. Bet vis dėlto mes šiek tiek atnaujiname mūsų organizaciją ir labai džiugu, kad įsijungia netgi gana tokių amžiaus, tikrai apie 40 metų, kaip sakoma, žmonių. Ir šiuo metu sustipriname mes savo valdybą ir manau, kad pagerės ta visa situacija. Nu, pakilimas dėl to, jog buvo rašyti projektai, buvo gautas finansavimas, apie tai projektą blaivybė ir prevencija Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Vilkaviškio vyskupijoje mes jau baigėme. Vyksta dabar, tik tai laukime galutinių rezultatų jau iš šio projektų, iš, kaip sakoma, administruojamos organizacijos, taip įvykęs yra ir auditas ir viskas gana, žinoma, šiek tiek nepanaudojame ten 4000 litų, reiškia, mažiau negu kad planavome, sunaudojame, bet geriau mažiau negu kad paskui reiktų ieškoti iš kur tų pinigų, kaip sakoma, dar įdėti. Bet veiklas įvykdėme visas ir tai buvo ir stovykla pernai 3 savaičių Višakio Rūdoje prie šaltinėlių ir žinoma ir išmokinom ir pedagogus dirbti pagal prevencinę programą Linas. Mes labai didelį dėmesį skiriame tiems vaikams, kurie kenčia dėl to, kad jų tėvai vartoja alkoholį ir vartoja gana dažnai. Jeigu bent vienas iš tėvų vartoja, tai prevencinė programa Linas yra pats tas, kuri, ji padeda vaikams pasijusti savimi ir čia apie šitą programą jau šiek tiek mūsų laidose buvo kalbėta. Tikrai, ta tokia programa yra labai reikalinga ir labai reikalinga, manau, būtent kiekvienoje mokykloje, nes štai teko dalyvauti tarptautinėje konferencijoje apie vaisiaus alkoholinį sindromą ir, praktiškai gana nemaža dalis žmonių tikrai turi vienokių ar kitokių problemų dėl alkoholio vartojimo, dėl to, kad, tarkim, vaikai jau gimė su tokia problema, kada reiškia, moteris, būdama nėščia, vartojo. Tegul nedaug. Tegul vien tik tai dėl to, kad prašė, reiškia, gydytojas. Sakė gydytojas, kad jums išgerti, ten, kaip sakoma, sveika, štai tiek, reiškia, ten galbūt prasiplės kraujagyslis ar dar ten kažkas. Tai netgi šitoksai požiūris yra labai kenksmingas. Būtent dėl to ir mes paskui turime tą užburtą ratą. Ir aš sakyčiau, praktiškai visai tai daliai vaikų ta prevencinė programa Linas yra labai reikalinga, tai mūsų organizacija ir į tą atkreipia dėmesį. Ir aš tikrai kviečiu jūs visus
užeiti į mūsų svetainę ir pasidomėti, ką mes veikiame, kokį mūsų šiuo metu vyksta projektas Blaivi tauta, laisva tauta ir jisai baigsis tik tai ateinančių metų rugpjūčio 31 dieną, tai taip, kad projektas yra pilnai įsibėgėjęs ir šiuo metu dirbame pagal programą Linas jau daugelį savivaldybių iš tų 15. Na ir jeigu kas, tai jūs tikrai, mano telefono numeris yra visada svetainė ir man galite parašyti elektroninį laišką su įvairiais, kaip sakoma, pasiūlymais, pageidavimais. Mūsų organizacijos visos Lietuvos mastu yra dar daug vietų, kur reikia kurti skyrius. Tai taip, kad vėlgi kviečiame visus atsiliepti. Nu ir ačiū uždėmesį. Priminsiu klausytojams, jog šios laidos metu dalyvavo projekto vadovas Algirdas Jankauskas bei Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Girdėjote laidą Blaivi tauta, laisva tauta. Projektas Blaivi tauta, laisva tauta yra finansuojamas Europos socialinio fondo pagal priemonę Žmogiškų išteklių plėtros programa. Projektas Blaivi tauta, laisva tauta yra finansuojamas Europos socialinio fondo pagal priemonę Žmogiškų išteklių plėtros programa. Jūs klausotės laidos Blaivi tauta, laisva tauta. Lietuvoje 14:08 su jumis sveikinasi laida Blaivi tauta, laisva tauta. Na ir kaip ir kas kartą laidoje, laidos vedėjas projekto vadovas Algirdas Jankauskas ir šį kartą svečiuojasi Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Tai laba diena. Labą dieną. Labą dieną. Na, ši laida šiais metais mūsų yra paskutinė ir nutarėme tą laidą padaryti šiek tiek lengvesnių turinių, tai yra mes pakalbėsim būtent apie savo organizacijas. Ir aš atstovauju vyskupo Motiejaus Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio Kazlų skyrių, esu jo pirmininkas. Ir su manimi mūsų, kaip sakoma, tos pačios organizacijos, tik Marijampolės blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Ir kadangi skyrius Marijampolė yra ir pati organizacija įsikūrusi žymiai anksčiau, aš norėčiau paprašyti gerbiamus Reginos papasakoti trumpai apie būtent istoriją pačią tų Marijampolės blaivystės sąjūdžio, kaip yra įsikūrę ir taip toliau. Tai prašom, gerbiama Regina. Taip, šiemet mes šventėm 25-metį. Tai reiškia 25 metai, prasmingų gyvenimų metai, kada susikūrė mūsų organizacija. Aišku, tada Lietuvoje buvo pakilimų laikotarpis, buvo sąjūdis, na ir blaivystės sąjūdis taip pat pradėjo Lietuvoje kurtis. Taigi, Marijampolė tikrai labai iniciatyviai visi ėmėme šitos veiklos. Iniciatyvinė grupė subūrė nemažą žmonių. Mūsų pirmoji pirmininkė Alva Sidaravičienė ir kiti nariai, pirmieji nariai, kurie įstojo į blaivystės sąjūdį, aišku, pasižadėję blaiviai gyventi, sveikai, blaiviai. Pirmusius akcijus mūsų buvo prie bažnyčios. Daugiausia buvo kalbinami žmonės, na, aišku, šitą už blaivų gyvenimą. Ir labai kaip nekeista, tais metais, prieš 25 metus, žmonės su didžiuliu entuziazmu jungėsi ir susibūrė tikrai nemažas būrys ir į tą mūsų blaivystės sąjūdį. Aišku, pirmusius mūsų veiklus tai nebuvo, kad kažką, bet jau vien tik ta idėja vienijanti, aišku, subūrė bendraminčius
turėjome ir dvasios vadą, buvo kunigas Tadeuš Valjanas ir buvo piligriminiai žygiai per Lietuvą, kada buvo nešamas kryžius į kryžiaus kalną. Tai visi su didžiuliu entuziazmu ėjo tiesiog už tą blaivystę, už tą blaivę Lietuvą, už tą, kaip visi žmonės už Lietuvą, bet ir jo labiau, kad už tą blaivę Lietuvą. Aišku, taip pat būrisi būreliai į tokius saviklinius būrelius, ansamblis buvo susikūręs, taip pat maldinga grupelė buvo ir taip daugiausia buvo suaugusiųjų žmonių. Tik vėliau pradėjau burtis, taip pagalvojom, kad labai svarbu jaunimas ir pradėjom burti jaunimą. Aišku, mūsų tikslai tai skleisti blaivystę, puoselėti blaivaus gyvenimo tradicijas, ugdyti krikščionišką dorą ir dvasingumą, propaguoti sveiką ir kultūringą gyvenimo būdą, rengti seminarus, konferencijas, akcijas, diskusijas ir kitus renginius. Taip pat teikti socialinę ir dvasinę paramą vaikams ir suaugusiems, kenčiantiems dėl svaigalų vartojimų, plėtoti ryšius su analogiškomis organizacijos, ką mes ir darėm su anoniminiais alkoholikais, buvo palaikomas labai stiprus ryšys. Taip pat vienyti narius bendrai veiklai ir plėsti akiratį. Ir šitie bendri tikslai tikrai subūrė nemažai žmonių, įsijungė netgi ir tokie, kurie turėjo problemas, kurie buvo priklausomi nuo alkoholių. Aišku, jie turėdami viltį ir manydami, kad galime bendrystėje, bendroje veikloje padėti jiems. Ir tai, žinoma, aišku, buvo nemaža pagalba, kadangi buvo ir kelionės piligriminės, ir pažintinės kelionės, ir jie kartu keliaudavo. Ir visi žmonės, ne tik mes, kad ir blaivystės narius, bet jungėme ir kitus parapijiečius, kadangi mes prie parapijos daugiausia esam krikščioniška katalikiška organizacija, tai mūsų visi renginiai, aišku, prasideda šventomis mišiomis ir be Dievo pagalbos, ko gero, ne vienas negalim savarankiškai kažką tai pajėgti padaryti. Tai ir mūsų šita veikla irgi remiasi tokia ir dvasinė tokia stiprią atsvarą turime. Ir nes mes turime net ir blaivystės malda, šiuo metu jinai patobulino mūsų dabartinis dvasios vadas kunigas Algirdas Petras Kanapka, Skardupių klebonas. Ir štai aš tą maldą tiesiog norėčiau gal ir paskleisti visiems. Taigi, gailestingasis Dieve, visi didieji tavo draugai buvo blaivaus gyvenimo pavyzdžiai. Padaryk ir mus, tave mylinčius ir blaiviai gyvenančius, savosios kantrybės, drąsos ir tvirtumų pasiuntiniais ten, kur klesti girtavimas, visokių svaigalų pamėgimas ir platinimas. Vienyk mūsų pastangas, suteik šviesos mintims ir išminties žodžiams, kai stengsimės padėti svaigalų suviliotėms ir svetimų tradicijų suklaidintiems žmonėms rasti prasmingų gyvenimų kelią. To prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Tai va mes su šitą maldą visada pradedam savo renginius ir anksčiau ir dabar iki šios dienos. Gal toliau prašysi pratęsti Algirdą. Ir suprantat, mūsų Kazlų Rūdos skyrius įsikūrė, galima sakyti, tai būtent to pasikoje, kadangi esame krikščioniška organizacija, tikslai ir siekiai yra tie patys. Ir tuometinis Marijampolis pirmasis dvasios vadas, kunigas Tadas Valjanas, Tadeuš Valjan, tai čia būtent tas pats kunigas, jis buvo tuo metu mūsų parapijos klebonas. Ir mūsų organizacija įsikūrė šiek tiek vėliau negu Marijampolė. Praeitais metais šventėm savo
oficialios veiklos tokios 15 metų jubiliejų. Bet pati veikla prasidėjo metais anksčiau. Bet iš tikrųjų, jeigu kalbant apie pačią istoriją, aš pats anksčiau kažkada tai buvau priklausomas. Galima sakyti, aš ir dabar esu priklausomas, tik tiek, kad ačiū Dievui 17 metų jau nevartoju alkoholio. Visiškai. Ir kad tai ir yra pavyzdys tas, kad mes be Dievo nieko negalime, nes, tarkim, toks pasveikimas mano pačio asmeniškai buvo per stebuklą, nes tai aš pasveikau sapno pagalba. Ir po to sapno praėjo porą savaičių ir mano amžinatilsį dukrytį parnešė iš bažnyčios laikraščius Valančiaus, tai yra Blaivioji Lietuva ir Valančiukas. Ir tuo metu aš perskaičiau tuos laikraščius, ką žinau, galvoju, laikraščiai kaip laikraščiai, bet sužinau, kad yra tokia organizacija. Ir būtent po šitų laikraščių sekančią dieną kunigas Tadas Valianas skambina man į namus ir sako, yra keletas žmonių, kurie pradėjo nevartoti alkoholio. Ar galėtum pabūti anoniminių alkoholikų klubų vadovų? Tuo laiku žmona viską girdėjo, man kumštį pašonį sako, sutik pats nesigert. Taigi aš tuo laiku nežinojau pats, kad viskas įsirituliuos iki organizacijos. Ir žinoma, už kelių dienų, kada buvo pirmas susitikimas, pasiūliau, reiškiasi, tada to susitikimo metu, Kazlų Rūdoje kurti blaivystės sąjūdžio kažkokį tai skyrių, kažkokį padalinį, anoniminių alkoholikų klubas. Tai galėtų būti viena iš veiklos krypčių, bet tuo laiku aš nežinojau, kad tai visiškai skirtingos organizacijos, man paprasčiausiai. Ir žinoma, tai prasidėjo, tai buvo 1997 metai, kada prasidėjo mūsų veikla ir Liepos 17 buvo pirmasis susirinkimas. Žinoma, tam susirinkimui, kaip prisimenu dabar, aš pirmą kartą man teko vesti susirinkimą pačiam ir ruošiausi visą mėnesį, bet mes turėjom laikraščius, nuostabius laikraščius. Tuomet Blaivioji Lietuva, Valančiukas, reikėjo pradėti jų platinimą. Būtent su tų laikraščių platinimu ir prasidėjo mūsų veikla Ir į pirmą susirinkimą atėjo virš 20 žmonių. Tie susirinkimai vykdavo kas mėnesį. Ir taip mes pradėjom blaivybės veiklą Kazlų Rūdoje ir paskui ta veikla įsiplėtojo į gana didelius darbus. Ir kaip prisimenu dabar, 98 metais mes oficialiai įkūrėme vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio Kazlų Rūdos skyrių, bet tuo metu neturėjom juridinio asmens statusą, buvom toks kaip viso blaivystės sąjūdžio padalinys, kaip filialas, bet jau padarėme ir pirmąją Valančiukų šventę, taip pat pirmąją konferenciją gegužės mėnesį 98 metais ir prisimenu, kaip Marijampoliečiai gražiai atvažiavo ir pasveikino mus. Ir ta konferencija buvo per blaivėjimą į dvasinį tautos atsinaujinimą. LKDP 90-mečio minėjimų Vilniuje atgarsiai buvo ta konferencija. O toliau pirmasis Vilkaviškių vyskupijos blaivystės sąjūdžio suvažiavimas vėlgi tais pačiais 98 metais. Tai jau būtent to suvažiavimo buvo šūkis per blaivėjimą į dvasinį tautos atsinaujinimą. Ir, kaip sakoma, dirbant vis, tos veiklos tikrai užteko. Vien, reiškiasi, mokyklose būrėsi Valančiukai. Tuo laiku Valančiukų mes turėjome visose Kazlų Rūdos savivaldybės mokyklose ir jų skaičius siekia apie 300 pačioj pradžioj. Suaugusių 98 metais buvo vien tik tai Kazlų Rūdos savivaldybėje 80 žmonių ir tai tikrai gana nemažai. Tai matosi,
apie tai matosi tas, koks buvo didelis tuo metu pakilimas, didelis susidomėjimas ir be abejo labai daug darbų gulė ir ant mano pečių ir reikėdavo rašyti projektus ir ta veikla daugiausia vykdavo per projektus, projektinį veiklą, nes, kaip 98 metais organizavome pirmąją tokią stovyklą balančiukų ir katalikiško jaunimų kartu. Manęs paprašė parašyti projektą iš Respublikinės valdybos. Kaip tik, aš tuo laiku nežinojau, kas tai per projektas, kaip jisai atrodo, ką reikia daryti. Ir aš prisimenu, kaip mane nuvežė dar tada kunigas Tadas Valianas pas tokį žmogų, kad paaiškytų, kas tai yra projektas. Tas žmogus, žinoma, irgi jau garbaus amžiaus žmogus buvo, jis paaiškino ir tada taip maždaug per 4 paras būtent buvo parašytas pirmasis projektas ir gavome iš Respublikinės blaivystės sąjūdžio valdybos, gavome lėšų stovyklai. Tai buvo tikrai smagu ir svarbiausia, kad toje stovykloje pats jaunimas, katalikiškas jaunimas, pats jaunimas buvo vadovai, jau vyresni, o mažesni buvo stovyklos dalyviai. Aš pats buvau tuo laiku tik tai kaip koks, su automobiliu vežiojau prekes, tai yra, buvau šiek tiek atsakingas už finansinę dalį, nes sąskaitas faktūras reikėjo imti, ir nes vis tiek atsakomybė teko man pačiam, finansinė atsakomybė. Tai ir tada tie laikai tikrai buvo gražus ir 98 metus prisiminant dar po pirmojo Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio suvažiavimų. Tada, tai reiškia toks istorinis įvykis, kada suvažiavimas vyko visos Vilkaviškio vyskupijos metu ir buvo, reiškia, išrinktas ir valdybos pirmininkas, ir valdyba, ir viską. Mes iš karto, tai buvo lapkričio 6-7 dienomis, tą progą pastatėme ir blaivybės kryžių Kazlurdoje, kuris stovi iki šiol, tiesa jau dabar jis atnaujintas, nes senasis kryžius buvo pušinis, iš pušinių blankų, toks jisai savotiškai įdomus, netgi buvo galima įrašyti, aš manau, jį paveldą tokį, bet jį restauruojant atsitiko toks nenumatytas dalykas, kad tas kryžius iškrito ir sudužo ir dabar mes turime ąžuolinį kryžių vietoj pušinių, tai čia irgi matyti, taip reikėjo. Tad mes po šito suvažiavimo važiavom į Keturdaują, tai lapkričio 11 ar 13 dienomis kažkur tai ir vyko Keturdaujenoje didelį šventį ir dalinome ten ir blaivystės sąjūdžio spaudą ir kitas knygeles tokias kaip Viskam pasiryžusi meilė, kuri ištirpo, kaip sakoma, dar Nematomas dramblys, turėjom tų knygų. Ir rinkome aukas blaivystės sąjūdžio veiklai, rinkome pasižadėjimus iš žmonių blaiviai gyventi. Tuo metu vien tik tai berods Keturdaujenoje surinkome kelis šimtus tokių parašų iš visos Lietuvos. Ir buvo tada tuo laiku tikrai gražus laikotarpis. Tai maždaug iš tokios praeities istorijos. Tiesa, dar, reiškiasi, jeigu imant, kaip sakoma, toliau tas laikotarpis 2000 metais įkūrėme Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio, nes Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio tokia valdyba, tai nebuvo kažkoks tai juridinis asmuo, bet mes įkūrėme tokią reiškia vyskupo Motiejaus Valančiaus Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdį jau kaip juridinį asmenį, kaip regioninė organizacija to pačio blaivystės sąjūdžio.
Na ir teko iki 2003 metų būti tos organizacijos pirmininku ir 2001 metais įkūrėme Vilkaviškio vyskupijos valančiukų sąjūdį, jaunimo sekciją, įkūrėme keletą skyrių. Tad ta tokia veikla, kaip ji buvo ir pakili, ir viskas labai gražiai vyko. Be abejo, kiekvienoje organizacijoje būna ir pakilimų, ir nuosmukių, lygiai taip pat ir blaivystės sąjūdyje. Ir mūsų Kazlų Rūdos skyriuje buvo ir pakilimų, ir nuosmukių. Šiuo metu mes išgyvename labiau pakilimų tą bangą. Galbūt ateis laikas, kada šiek tiek vėlgi bus ir nuosmukių, o gal ir nebus, ką gali žinot. Žinoma, tai priklausys nuo to, kaip bus rašomi projektai, kaip bus gaunamas finansavimas. Tad aš daugmaž apie pačią Kazlų Rūdos skyriaus blaivystės sąjūdžio istoriją, paminėjau šiek tiek ir Vilkaviškio vyskupijos blaivystės sąjūdžio istorijos, nes būtent iniciatyva kilo iš mūsų pačių įkurti tą regioninę organizaciją. Ir nesakau, kad vien iš Kazlų Rūdos skyriaus, bet kartu čia mes dirbom tada išvien su Marijampoliečiais, dirbame labai gražiai ir prisijungė žmonės ir iš Vilkaviškio ir iš Alytaus, kaip sakoma, ir iš visų kitų, iš Šakių, iš Šakiečius noriu tikrai visiems labai padėkoti už tą tokį nueitą nelengvą ir sunku, kaip sakoma, mūsų darbą. Ir žinoma, norėtųsi, kad alkoholio suvartojimas būtų žymiai mažesnis, bet nežiūrint to, jog mūsų organizacijos dirba, bet vis dėlto alkoholio suvartojimo lygis yra gana aukštas ir jau kaip teko kalbėti ir ne vienoje laidoje, kad mes esame pasaulyje treti pagal alkoholio suvartojimo lygį, o Europos Sąjunga esame pirmieji. Tai vadinasi, tikrai dar mes matome labai daug resursų, kur galima būtų veikti. Bet tai, kaip sakoma, tie patys yra ir ateities planai. Jeigu norit labiau sužinoti apie mūsų istoriją organizacijos, tai jį yra svetainėje www.blaiva.org. Ten galite pasiskaityti apie tai, kas vyksta dabar, apie tai, kas buvo anksčiau. Tai aš apie tą istoriją norėčiau tiek ir dabar žinau, kad turėtų būti pertraukėlė. Tai pertraukėlė, per kurią priminsime, gali ir klausytojai skambinti ir galbūt turi netgi užduoti jums klausimų. Taigi mūsų studijos telefonas 342202. 342202, Kauno kodas 837. Jūs klausotės laidos Blaivi tauta, laisva tauta. Lietuvoje 14:33 grįžtame į laidą Blaivi tauta, laisva tauta. Dar priminsiu, jog šios laidos metu taip pat galite brangiai ir jūs dalyvauti skambindami telefonu 342202, Kauno kodas 837. Na, o laidoje pas mus svečiuose projekto vadovas Algirdas Jankauskas bei Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Na ir dabar norėčiau aš gerbiamus Reginos paprašyti, kad štai mes išgirdome, tai yra jūs visi irgi išgirdote apie Marijampolės blaivystės sąjūdžio istoriją, o kas vyksta dabar, pavyzdžiui, būtent apie dabar nuveiktus jau darbus, apie darbus tuos, kurie vyksta šiuo metu. Prašau, gerbiama Regina. Taip, ačiū. Aš čia tą istoriją labai trumpai paminėjau, bet ko gero aktualiausia yra tai, ką dabar veikiame ir kas mes čia tokie esam, ir apie narius norėčiau priminti, ir apie mūsų veiklą. Taigi, mūsų blaivystės sąjūdis Marijampolės, tai tarsi kartų bendrystė, kadangi tikrai 4 kartus jau čia susijungia. Jau mūsų vyriausiai nariai tai yra garbaus amžiaus ir 80-mečiai, kurie pirmieji jungėsi į
Į Blaivystės sąjūdį buvo iniciatyvus žmonės tada pačioje pradžioje, aišku, kurie gyvena blaiviai, sveikai. Tai pagyvenusių veikliųjų žmonių grupė yra. Taip pat pagyvenusių žmonių grupė, kurie jau dėl sveikatos nebegali dalyvauti mūsų veikloje, tai čia vyresnioji ta karta. Taip pat turim tokią žmonių grupę, tai besimeldžiančių už blaivystę žmonių grupelė. Taip pat dar viena jau darbinga tokia blaivystės tema grupė, tai yra suaugusių narių grupė, kurie dirba su jaunimu, tai valančiukų vadovai. Toliau yra jaunieji valančiukai. Tai jau tarsi trečioji karta ir yra išaugę iš valančiukų skleidžiantis blaivų gyvenimų būdą savo aplinkoje. Yra tokių, kurie jau baigė mokyklą ir išvykę gyventi į užsienį. Ir labai gražu, kada jie grįžta netgi iš užsienio ir sutinka vadovus ir sako, va, mes ten toliau tarsi tęsiam tą savo tokį gyvenimo būdą, prisimenam, kai buvom valančiukai. Na ir taip pat turim naujai įstojusių narių grupė, kurių tikrai nemažai. Dabar turim jaunų potencialių žmonių, 40-mečių, kurie įstoja į mūsų sąjūdį. Taigi šiuo metu mes turim apie 70 suaugusių narių ir maždaug 80 valančiukų. Aišku, kaip Algirdas sakė, buvo laikotarpis, kada buvo tikrai didelis pakilimas ir mes turėjome irgi apie 300, gal ir daugiau valančiukų visoje Marijampolės savivaldybėje ir Marijampolės mokyklose. Ir maždaug tas laikotarpis prasidėjo pakilimas, mes pradėjom kreipti didelį dėmesį į jaunimą, kadangi tai aktualu pasidarė maždaug jau prieš kokį 15, beveik, gal 20 metų, kada prasidėjo pirmieji būriai steigtis mokyklose, bet tai turėjo būti entuziastai vadovai, kurie tuo metu tokių turėjome, dabar šiuo metu aišku mažiau, jaunieji pedagogai nelabai jau nori dirbti tokį atsidavusi darbą, tiesiog išidėjus ir eikvoti savo laiką. Na, tai ir va tas pakilimų laikotarpis buvo tikrai labai didelis ir labai gausus valančiukų būrys ir mūsų veikla labai buvo įvairi. Aišku, jauną žmogų nepritrauksim vien tik sakydami, kad tu negerk, nerūkyk, bet tai turėjo būti per veiklą. Todėl mūsų veikla gan labai įvairi ir mes orientavome daugiau į mūsų potencialas, tai buvo jaunimas. Aišku, su vyresniaisiais mes irgi turime, tarsi ir atskirą veiklą, bet daugiausia tai būna ta kartų bendrystė, visi mūsų renginiai vyksta kartu ir, gal keletas tai būna jau atskirai, kadangi jaunimui yra tokių renginių, kurie norėtų gal jau ir vieni pabūti, vyresnio amžiaus taip pat atskiriau. Tai reiškia, mūsų ta veikla yra labai įvairi ir tai aš ją galėčiau dabar pavardinti ir paskui pakomentuoti smulkiau. Tai švietėjiška veikla, pažintinė, kultūrinė, dvasinė, dalyvavimas mūsų mjotų veikloje, tai reiškia, mes turime Marijampolėje apskritą stalą, jaunimo organizacijų taryba yra, kurie jungiasi visus organizacijus ir mes valančiukai ten jungiamės kartu ir dalyvaujam. Taip pat valdybos, turime valdybą savo blaivystės sąjūdžio, tai valdybos veikla ir valančiukų vadovų ir valančiukų tarybos veikla. Taigi, švietėjiškui veikloj tai mūsų vyksta įvairūs seminarai, konferencijos, aišku, aš jų dabar netgi neišvardysiu ir per tos 25 metus tai buvo labai daug. Paskutiniais metais norėčiau prisiminti vieną tokią labai didelę konferenciją kartu su miestu darėme
Marijampoliečių draugija, tai ten iniciatyvus mūsų blaivystės sąjūdžio narys Vytautas Gaulė didelį iniciatyvą dėjo tai buvo juodoji okupacija. Tai ta juodoji okupacija mes tai buvom pavadinę, kad tai ta juodoji okupacija yra, kada okupuoja žmogų tas alkoholis, narkotikai. Tai va ir šitos mūsų konferencijos tikslas buvo labai, labai galbūt ir nuskaudžiai priminti žmonėms problemą tą skaudžią. Ir Seimui rezoliuciją siuntėm, ir buvo kiekvienam Seimo nariui išdalinta mūsų nutarimai. Aišku, daug inicijuojam ir į Seimą, ir rašom ir prezidentai įvairius atsiliepimus, renkam parašus dėl priėmimų, dėl reklamų, dėl alkoholių, kad mažiau būtų suvartojama ir taip toliau, reiškia, jungiamės į bendrą tą ir respublikinę veiklą. Na, toliau mokyklose įvairios konferencijos vykdavo ir vyksta tokius, viena irgi tokia buvo kaip renkuosi gyvenimą. Aišku, vaikai renkasi tą gyvenimą be narkotikų, be alkoholio. Tai irgi po mokyklas daugiausia šitas mes konferencijas vykdome. Toliau įvairūs minėjimai. Tai minėjimai mūsų bent pagrindiniai, tai yra jau tradiciniai tokie renginiai, kur Vyskupo Motiejaus Valančiaus gimimo metinių minėjimus darom, tai jau daug metų, jau tapo tradicija ir visi susirinkam ir plačioji visuomenė, ir mūsų nariai, ir jaunieji Valančiukai, irgi paminim mūsų tautos blaivintoje. Taip pat mūsų labai įdomius yra akcijos, žygiai akcijos, tai mes vykdome kasmetinės ir šiemet bent 2 turėjome jau, tai būna už blaivę Lietuvą tos akcijos, kada vaikai su plakatais, su skanduotėmis eina miestų gatvėmis ir skanduoja, kad rūkai save žudai, Valančiukai nerūkys ir taip toliau. Na, įvairius skanduotis mes taip pat darome tokias ir tarsi mini piligriminės kelionės tų akcijų, tai vykstame į palaimintų Jurgio Matulaičio tėviškę, ten nuo Marijampolis 5 kilometrai ir einam su tuo tikslu, su tą misiją, ten nuėję turime ir susikopimų valandėlės, ir sudeginamą blogį, ir ten mūsų atrakcijos vyksta, ir taip pat išvažiuojamasias, turime į aplinkinius miestelius, kaimelius išvažiuojam, ir į Gliauką, Gudeliuose buvom. Ten, reiškia, skanduojam. Labai įdomu, kada jaunieji Valančiukai skanduoja rūkai save žudai ir mato einančius gatvę, ir kada suaugę žmonės numeta cigaretę, tai va galbūt ir yra tas didžiausias pasiektas tikslas, kad vaikai tiesiog auklėja vyresniuosius. Na, vykdome ir Valančiaus kūrinių skaitimus ir įvairių kitų mūsų tautos rašytojų. Taip pat mes dalyvaujame ir straipsnių rašymas mūsų žiniasklaidui, Marijampolis televizijui. Mūsų pažintinė veikla tai įvairius kelionės. Įvairius kelionės mes, aišku, vykdome po Lietuvą. Tai pažintinis kelionės, kultūrinis, ir vykstame į kitus miestus, ir aplankę ir Kauną, ir Anykščius, ir Palangą, ir Mosėdį, kadangi mes turim su Mosėdžiu Valančiukais palaikome jau daug metų draugystę, tai ten važiuojam, įvairūs renginiai būna, jie pas mus atvažiuoja. Na ir dar, aišku, dabar visų ir neišvardinsiu. Taip pat vykdomus edukacinės programos, vaikams irgi labai patinka, labai mes kultūrinį paveldą savo vaikams norim išlaikyti, tą istoriją, tai ir į Rumšiškės vyksta, ten būna edukacinis programėlės. Taip pat mūsų mėgstami ir mūsų visų laukiami jau visus 25 metus, tai Valančiukų sąskrydžiai. Aišku, vyksta ir vyresnėji, bet daugiausiai jau dabar įsikristalizavo, kad daugiau jaunimas. Mes vykstame kiekvienais metais visi kitą vietą ir turime savo programas. Vaikai, aišku, būna su nakvynė, nakvojam palapinėse, draugystės laužas, įvairius programus. Paskutiniu metu
tai turėjome netgi su šauliais tą bendrystę ir šauliai buvo kartu, tai vykdėme irgi jų ir prie šaulių programos prisidėjome, jėjome, turėjome ir šaudimą, ir naktinį žygį, ir šiaip mes kiekvienais metais turim tuos naktinius žygius, kas vaikams patinka, aišku, su programa, su užduotim. Taip pat kultūrinė mūsų veikla toliau, tai išvykus į teatrą, į parodas, muziejai, įvairių šventinis popietis vykdomus. Mes neapsieiname be valančiukų dar tokiu įdomaus renginiu kaip valančiukų linksmusius krikštynus, kadangi kai jie įstoja į valančiukus, tai dažniausiai būna mūsų sąskrydžių metu arba per valančiaus gimimų metinių minėjimą, tai būna bažnyčioje, mūsų visi didėjai renginiai, taip pat pasikartosiu, kad vyksta bažnyčioje ir vaikai duoda pasižadėjimą, kad reiškia aš toks ir toks, negersiu, nerūkysiu ir kol mokysiuos ir nevartosiu jokių narkotikų, kur te padeda man Dievas, tai reiškia tėvų, kitų draugų akivaizdoje, Dievo akivaizdoje duoda tą pasižadėjimą. Ir aišku, jie stengiasi tai išlaikyti. Žinoma, atsitinka tokiu atveju, kad vaikai šio laikinėme pasaulyje yra labai sunku, jie tarsi baltusius varnus, žinoma, yra, kadangi jie nei rūko, nei geria, bet labai galim pasidžiaugti, kad jie išsilaiko ir mes dabar turim net gimnazistų, 11-okų, 12-okų, dar kurie yra valančiukai ir sėkmingai tą savo pasižadėjimą išlaikė. Na ir per tas linksmasias krikštinas mes juos aišku pakrikštijom, kad jau jie tikri valančiukai. Ir įvairius, aišku, mūsų muziejų daug aplankyta, daug parodų, įvairių šventės, mes puošiame miestą savo darbeliais, įvairius popietis, draugaujame su skautais, su šauliais. Tai vyksta mūsų jaunimo mūgės, kur visus organizacijų susitinkame ir dalyvaujame kartu. Taip pat dvasinė veikla mūsų yra labai stiprioje vietoje, tai mūsų malda visada, bet kur vykdami ar bet kur keliaudami, taip pat piligriminės kelionės, Velyknakčio adoracijose dalyvaujam, švenčiausių sakramento adoracijų, sekminių vigilijų, palaimintų Matulaičių atlaiduose dalyvauja ir vyresniai, ir jaunimas. Ir pas mus labai graži tradicija yra, tai kryžiaus kelio eisena mieste, jau bent 5 ar 6 metai, mes irgi jungiamės, vaikai neša kryžių, turi savo stotį ir, aišku, apmąstymą dvasinį, taip pat dalyvaujame rekolekcijose. Na ir labai gražu, kad tai nėra vaikams jau svetima ir, žinoma, mes negalime primesti tai jaunimui kažko labai daug, bet einam tuo dvasiniu tobulėjimu keliu, einame visiems su savo istorija, su savo paveldu supažindinam ir per tą veiklą, per tą įvairią veiklą, vaikai kol kas dalyvauja, jungiasi ir kažkaip tai nori dar dalyvauti, džiaugiamės, kad jų dar yra. Aišku, šiuo metu galbūt mažiau jau čia nėra taip pat tie šimtai, bet visoje Lietuvoje pas mus jau yra sumažėję. Na ir aišku, stengiamės su jaunimu palaikyti tai, kas ir jiems įdomu, tą veiklą ir vykdome taip. Toliau, aišku, bendraudarbiaujam ir su Kazlų Rūda, ir su Mosėdžiu, su Vilniumi. Taip pat mūsų, kadangi yra organizacija, tai turim valdybos narius, valdybos nariai mes kas 3 mėnesį renkamės į posėdžius, kada reikalingi, aišku, dažniau. Na ir valančiukų veikla yra, jie patys, valančiukų taryba yra ir vadovai, renkamės dažniau ir užsibrėžiam savo planus, tikslus ir, aišku, jungiam patį jaunimą į tą veiklą. Tai tiek gal trumpai. Ir žinoma, tas skanduoti valančiukai Lietuvos alkoholio nevartos ir tabakas ir klijai yra visiški nuodai. Aš noriu visus, kas girdi, tarkim, šiuo metu radio stotį Pūką, nepatingėti užeiti į mūsų svetainę www.blaiva.org ir yra kvietimas į vieną renginį, kuris lapkričio 29 dieną vyks Kaune nuo 9:30 iki 10 valandos registracija. Tai
Mes turėjome rašinių ir piešinių konkursą ir renginio pirmojo dalyje bus konkursų rezultatų paskelbimas ir nugalėtojų apdovanojimas, bet antroje dalyje kursime būtent vaikams ir jaunimui, tokia vaikų ir jaunimo organizacija. Lietuvos balandžiukų sąjūdį norime įteisinti oficialiai. Tai yra, kad ši organizacija turėtų savo juridinio asmens statusą ir kad ta veikla būtent vaikų ir jaunimų, kad jį labiau išplėstų dar labiau ir kad patys vaikai galėtų pasakyti, ką jie nori, pavyzdžiui, ir rašant projektus netgi sukurti, tarkim, aš įsivaizduoju, kad bus ir vaikų ir jaunimo tos tokios grupės, kurie patys bandys rašyti paraiškas. Be abejo, su suaugusių priežiūra ten ir taip toliau, bet svarbu, kad idėjos ateitų iš pačių vaikų ir jaunimų ir būtent tokios organizacijos įkūrimas yra labai aktualus. Tad ypatingai, jeigu mane girdi esami valandžiukų vadovai, kviečiu, tikrai raginu registruotis dar galite iki rytojaus vakaro, iki 24 valandos į šį renginį, kadangi norime sužinoti aplamai, kiek bus dalyvių, nes reikia užsakyti vis tiek ir kavos pertraukas. Tai va, o dabar, kalbant, jeigu apie mūsų organizaciją, būtent Kazlų Rūdos skyrių, tai šiuo metu mes turime 30 suaugusių narių ir tiek pat valandžiukų, tai vadinasi, nuo kelių šimtų, žinoma, sumažėjo, bet išliko, ko gero, tie patys tikrieji. Nes dalis be abejo žmonių yra, žinoma, dalis mirusių, dalis žmonių jau taip pat nusenusių, kurie nepajėgia ateiti pas mus į susirinkimus. Bet vis dėlto mes šiek tiek atnaujiname mūsų organizaciją ir labai džiugu, kad įsijungia netgi gana tokių amžiaus, tikrai apie 40 metų, kaip sakoma, žmonių. Ir šiuo metu sustipriname mes savo valdybą ir manau, kad pagerės ta visa situacija. Nu, pakilimas dėl to, jog buvo rašyti projektai, buvo gautas finansavimas, apie tai projektą blaivybė ir prevencija Kazlų Rūdos savivaldybėje ir Vilkaviškio vyskupijoje mes jau baigėme. Vyksta dabar, tik tai laukime galutinių rezultatų jau šio projektų iš, kaip sakoma, administruojamos organizacijos, taip įvykęs yra ir auditas ir viskas gana, žinoma, šiek tiek nepanaudojame ten 4000 litų, reiškia, mažiau negu kad planavome, sunaudojame, bet geriau mažiau negu kad paskui reiktų ieškoti, iš kur tų pinigų, kaip sakoma, dar įdėti. Bet veiklas įvykdėme visas ir tai buvo ir stovykla pernai 3 savaičių Višakio Rūdoje prie šaltinėlių ir žinoma ir išmokinom ir pedagogus dirbti pagal prevencinę programą. Nes mes labai didelį dėmesį skiriame tiems vaikams, kurie kenčia dėl to, kad jų tėvai vartoja alkoholį ir vartoja gana dažnai. Jeigu bent vienas iš tėvų vartoja, tai prevencinė programa Linas yra pats tas, kas kuri, ji padeda vaikams pasijusti savimi ir čia apie šitą programą jau šiek tiek mūsų laidose buvo kalbėta. Tikrai, ta tokia programa yra labai reikalinga ir labai reikalinga, manau, būtent kiekvienoje mokykloje, nes štai teko dalyvauti tarptautinėje konferencijoje apie vaisiaus alkoholinį sindromą ir praktiškai
gana nemaža dalis žmonių tikrai turi vienokių ar kitokių problemų dėl alkoholio vartojimo, dėl to, kad, tarkim, vaikai jau gimė su tai tokia problema, kada reiškia, moteris, būdama nėščia, vartojo. Tegul nedaug. Tegul vien tik tai dėl to, kad prašė, reiškia, gydytojas. Sakė gydytojas, kad tai jums išgerti, o ten, kaip sakoma, speika, štai tiek, reiškia, ten galbūt prasiplės kraujagyslis ar dar ten kažkas. Tai netgi šitoksai požiūris yra labai kenksmingas. Būtent dėl to ir mes paskui turime tą užburtą ratą. Ir aš sakyčiau, praktiškai visai tai daliai vaikų ta prevencinė programa Linas yra labai reikalinga, tai mūsų organizacija ir į tą atkreipia dėmesį. Ir aš tikrai kviečiu jūs visus užeiti į mūsų svetainę ir pasidomėti, ką mes veikiame, kokį mūsų šiuo metu vyksta projektas Blaivi tauta, laisva tauta, ir jisai baigsis tik tai ateinančių metų rugpjūčio 31 dieną, tai taip, kad projektas yra pilnai įsibėgėjęs ir šiuo metu dirbame pagal programą Linas jau daugelį savivaldybių iš tų 15. Na ir jeigu kas, tai jūs tikrai, mano telefono numeris yra visada svetainėje ir man galite parašyti elektroninį laišką su įvairiais, kaip sakoma, pasiūlymais, pageidavimais. Mūsų organizacijos visos Lietuvos mastu yra dar daug vietų, kur reikia kurti skyrius. Tai taip, kad vėlgi kviečiame visus atsiliepti. Ir ačiū uždėmesį. Priminsiu klausytojams, jog šios laidos metu dalyvavo projekto vadovas Algirdas Jankauskas bei Marijampolės vyskupo Motiejaus Valančiaus blaivystės sąjūdžio pirmininkė Regina Jadeikaitė. Girdėjote laidą Blaivi tauta, laisva tauta. Projektas Blaivi tauta, laisva tauta yra finansuojamas Europos socialinio fondo pagal priemonę Žmogiškų išteklių plėtros programa.